rezultatas neblogas. Aišku, tikėjausi šiek tiek geriau finišę, bet mano padarytos klaidos kainavo. Bet aš manau viskas gerai, nes aš neturiu kitos maikės jokios ir mums nereikia dirbti ir aš galėsiu lengviau pabėgti. Šios dienos planas buvo, kad jeigu bus atakos, kad nenuvažiuotų be mūsų žmonių, o jeigu atvažiuoja visa grupė ant masės sprinto, dirba man juodvalkį. Jį išvežinėjame sprintą. Iš pat starto aš buvau nuvažiavęs ir, man atrodo, juodvalkis iki manęs davažiavo. Tada grupė tik pagavus juodvalkis nuvažiavo. Gan ilgai, vos ne iki pirmo sprinto. Jį pagavus, tai tarp visus sprintus pravažiavo grupė kartu. Po to laiko, iš tikrųjų, neblogas pabėgimas buvo su Savicku Paulium ir Rumšu. Bet buvo labai didelė grupė, bet švedų komanda pasireikiavo pagavo su švedų čempionu. Ir tada buvo gan nemaža grupelė irgi nuvažiavus ir mes turėjom šiek tiek keblumų, nes neturėjom žmogaus. Bet mes perkeliam juodvalkį tenais. Šiek tiek buvo šoninio vėjo ir mes užtraukėm. Šiek tiek grupę pabarstėm ir jisai su Džerum pervažiavo. Ir iš tikrųjų buvo pavojingas pabėgimas, aš galvoju viskas, pradėjo važiuos, bet pagavo ir iš karto aš nuvažiavau. Nieko nelaukdamas, aš sėdėjau ir kažkaip atrodo, kad nei kas labai atakavo, nei ką ir mus paleido vos ne 5 minutę. Nežinau netgi, gal šiek tiek jėgų, nes tikrai finišint šiandien kažkaip nelabai stipriai jaučiausi. Ir pritrūko, iš tikrųjų klaidos, vien tik tai klaidos galiu pasakyti. O galima buvo kovoti dėl prizinės, tai tikrai, kuris laimėjo, jis tikrai buvo greitas ir stiprus, nes aš mačiau per 120 km tarpinį finišą jisai laimėjo jį. Ir tikrai padarytos klaidos, nes tikrai galėjau geriau. Dabar yra minutė 20 ar kažkas tokio, aš nežinau, tarpo ir manau, komanda gal bandys mane išsaugoti arba pakelti aukščiau, bet aš manau, nereikia vien ant manęs. Ir aišku, yra apie 10 dviratininkų su manim grupelį, bet aš manau, nėra labai didelis tas tarpas, kad kiti iš komandos narių galėtų irgi aukščiau pakelti. Nes, kaip sakau, gali būti, kad pabėgimas nuvažiuos ant 5 minučių ir viskas vėl. Ir jeigu nebus iš visų lyderių, ir čia bus baigta.